Mielas Jonai, mes šiuo metu susitinkame muziejuje su Jonu Miliūnu, ilgus metus dirbusiu sraigtasparnių bazėje Kaune. Jis apsilankė šiuo metu aviacijos muziejuje. Paprašysim pakomentuoti čia įrengtą helisotos pagalba įrengtą tarsi stendą, kuris parodo, demonstruoja, kaip buvo valdomas sraigtasparnis Mi-8. Gal, Jonai, pabandykim atsisėsti, pabandykim prisiminti kažką iš savo veiklos ir tokiu būdu mes bandysim panirti. Sėdintas, reiškia, vado kėdėj šiuo metu, čia kai kuo biškį mums trūksta, pradinių užkūrimų, mes taip turim. Čia, reiškia, priekį, kur matom stendas, tai, reiškia, iliustracija čia. Užkūrimo, reiškia, sistemos. Visi, reiškia, automatai sujungiami, sistemos, ir pradinė, reiškia, sistema, tai mūsų priešgaisrinis kranai vadinami, atidaromi. Čia kaip ir svarbiausia yra ir avarijos atveju išjungimas vyksta per šitą. Taip. Reiškia, mes patikrinam tos, reiškia, čia viršui pas mums yra antienos 50 variklio. Reiškia, prieš paleidimą, reiškia, atidarom kraną, kuriam kairį arba kuriam 10 variklį. Ir taip čia pasakyčiau visą sistemą, kaip matosi, fotografuota labai tiksliai, visi čia turėtų su lenta. Jinai nėra grinai Mi-8, čia yra iš Mi-8MT, bet čia gražiai viskas pridengta, sumažinta, suprantai, horizontai stovi, ir kai kas, reiškia, iš jų pašalinta. Dabar biškį ir neprisideda škilėtų stovėti, suprantat. Visas tas, reiškia, atidarom, mes patikrinam priešgaisrinę sistemą, yra čia tokie davikliai. Prieš užkuriant būtinai statom, reiškia, imitacijos sistemą ir tikrinam, kaip dirba, kad visos, reiškia, visi skyriai, kad, reiškia, gesinimui. Paskui, reiškia, tai čia pasakytas dabar ant kontrolinė, o paskui, kada visą šitą padėtį statai vėl ant nulio, vyključiame, išjungta, tada statai ant gesinimo, nes, reiškia, kadangi ant šito kontrolinio įjungsi, pasakysi ant gesinimo, tai gali sudirbti priešgaisriniai balionai. Ir nesustabdysi jau tos veiklos. Ten, reiškia, diafragma prašaus automatiškai ir visi, reiškia, tušti bus balionai. Reiškia, jau gesinimo mes neturėsim. Ir, reiškia, išjungiam viską tą atgal, čia, reiškia, priešgaisriniai kranai. Kaip jie vadinasi, tokio jie vadinasi priešgaisriniai. Čia atidaromi kairiam ir dešiniam varikliui kurui. Kaip? Kurui. Atidaroma kurui, toliau suprantikas seka. Čia tikrinam kontrolę, kiek mes turim, reiškia, kuro. Kontrolės aparatą, tai kiek čia, reiškia, bakos. Yra, tai mes pažiūrėjus. Minutė. Viskas tvarkoja. Vieno dalyko čia reiškia nesimato. Ir įjungiam tada, reiškia, pradiniam užkūrimų užtenka iš viršutinio bako, kuris 455 litrai siurbliai kuro. Jis, reiškia, paduoda ir kairiam varikliui, ir dešiniam. Ir tada
statom ant prasutimo, reiškia. Čia stovi ant užkūrimo išėjęs, o mes statom prakrūtką. Jeigu, daleiskim, variklis buvo šiandien nekurtas, tai reiškia, būtinai turim prasukti. Prasukam, kairį dešinį, statom ant užkūrimo. Statom užkūrimo ir tada žiūrim, kairį kursim ar dešinį kurim. Žiūrint, dar priklausomai iš kurios pusės vėjas. Jeigu, reiškia, bus pas mums, mes stovim tiesai kryptim ir iš dešinės pusės pas mums vėjas, tai mes kuriam malūnsparnį kairį variklį. Jeigu iš kairės, tai dešinį. Ir negautųsi toks, nes pirmas, kada išmetimas gaunasi tokią ugnies liepsnę, kad nemuštų ant korpuso. O kada jau vienas variklis užkurtas, propeleris jau sukasi, jau, reiškia, gaunas sukūrys ir išsklaido tą, reiškia, tą sistemą. Nu, reiškia, užkuriam vienas variklis, čia yra paspaudžiam, reiškia, mygtuką ir, reiškia, atidarom viršų yra ekranai tokie, du raudoni, kairys ir dešinys. Mes, reiškia, atidarom, variklis išėjo ant mažų apsisukimų. Jis, reiškia, tada mes jungiame išmėtą generatorius, kur pasūlė. Tiesa, žiūrim, mes ir sudirba mūsų gilios sistemą. Pagrindinė. O čia yra du grandai. Nu, čia paskui, reiškia,